Dėkuoju, pirmininkė. Pone ministrė Vaida Leknavičienė, jeigu būtų galima švietimo ministras, aš pasislėpus vis antroje eilėje, vis kažkodėl tai jūs ją nustumėte, vyriausybė. Kultūra turi sėdėti šalia premjerės. Yra ten kaip tik kėdė. Bet aš ne apie tai. Dėkuoju ministrė už jūsų atsakymus raštu. Bet šiandien noriu paprašyti ir paklausti jūsų nuomonės labai konkrečių klausimų apie Lietuvos nacionalinio lygmens menininko autoriteto, kultūros ir meno muzikos Sigito Vaičiulionio situaciją Šiauliuose, kuris dabar vadovaudamas Šiaulių pučiamųjų orkestrui profesionaliam yra stumiamas į gatvę. Primenu, kad Sigitas Vaičiulionis prieš daugelį dešimtmečių Šiauliuose sukūrė ir įkūrė ir daugelį metų vadovavo valstybiniam chorui Polifonija kameriniam. Na ir jo nuopelnus čia vardinti tikrai nėra turbūt jokio reikalo. Ar jūs kaip ministrė kaip nors galite pasakyti žodį ar kažkaip paremti, nes Seimo nariai, kai kurie jau rašė ir visuomenės nariai taip pat, bet nepaisant to Šiaulių savivaldybė kol kas nerodo geranoriškumo, nes iš tikrųjų tą žmogų reikia gerbti ir padėti šitokiai labai negarbingai situacijai. Dėkuoju Jums. Labadiena, ačiū už pateiktą klausimą, išsakytą poziciją. Taip, susidariusiai situacijai aš nepritariu ir man tikrai labai gaila, bet kaip ir taip pat džiaugiuosi, kad ir Šiaulių Seimo narių darbo grupė išreiškė savo poziciją ir taip pat palaikau šią poziciją ir tiesiog patys turime suprasti tik ir žinoti, kad sprendimas yra priimtas savivaldos lygmeniu, kuriam aš tikrai nepritariu.